Jo, tas įspūdis liko iki šiol ir aš bandau kažkaip narstyti tą filmą ir apie jį mąstyti ir galvoti, ką jis man reiškia ir apie ką jis pasakoja. Bet gal pradėti norėčiau nuo to, kad apskritai nuo paties konteksto gal, nes kai aš pradėjau galvoti apie šitą filmą po jo, kažkaip man kilo mintis, kad daugelis režisierių šiuolaikinių jie kažkaip kuria filmus, kuriuose formuluoja labai tokias aiškias žinutes, tokias baigtines žinutes ir jie kuria tokio vienos minties filmus, šiuolaikiniai režisieriai, tokių labai daug yra. Ir va, toj pozicijai, žiūrovas, kai žiūri tokius filmus, jis atsiduria tokio labai patokioj pozicijoje, tarsi jisai pasižiūrėjęs filmą gali pasakyti labai aiškiai, apie ką filmas buvo, kokia jo pagrindinė mintis buvo, ką norėjo pasakyti režisierius. Jisai jaučiasi atrakinęs visas metaforas, pratęs simbolius to filmo. O iš tikrųjų yra taip, kad dažniausiai režisieriai jam labai taip nematomai, bet iš tikrųjų pakišinėja tas užuominas. Tame tokių filmų kontekste Olivier Assayas'o filmas man buvo toksai visiška atgaiva, nes tai režisierius, kuris labai pasitikė savo žiūrovu, pasitikė jo sugebėjimais, interpretaciniais sugebėjimais. I had a dream. We were already rehearsing and the past and the present were blending together. Su kiekviena minute atrodo, kad tu priartėjai prie kažkokios minties, galėjau suformuluoti štai yra apie tai šitas filmas, bet jau žiūrėk kitom kadre išskysta visiškai tavo tas mintis ir kažkur tave kitur tas režisierius veda. Tai tuo man jis buvo labai įdomus ir turbūt geriausiai apibūdinti šitą filmą ta pati debesų metafora. Nes debesis yra tokie viena vertus materija, bet kita vertus tokia labai neapčiuopiama materija. Ir tu, sakykim, žiūrėdamas į debesis, tu matai, kad jie tarsi suformuoja kažkokį piešinį, kažkokį kontūrus, kažkokias formas. Ir žiūrėk, po kelių sekundžių jisai tau pateikia visai kažkokį kitą piešinį, visai kažkokį kitą paveikslą. Tai man toks yra šitas filmas, kurį aš iki šiol dar narstau. Ir tų kelių, kaip galima jį skaityti, kaip galima jį suprasti, Assayas'as pateikia labai daug su kiekvienu kadru tų ėjimų ir tų kelių, kur gali pasukti žiūrovas. Jie tie keliai dauginasi tiesiog. Viena vertus tai yra filmas apie, banaliai kalbant, apie gyvenimą ar apie laiko kažkokią tėkmę. Kita vertus apie brandą ir senatvę, apie bėgančius metus, apie skirtingų kartų susidūrimą, apie kino ir realybės santykių. Šitame filme yra labai ryškus, apie tai labai daug rodos kalba režisierius, apie teatro ir kino santykį, apskritai bet turbūt labiausiai apie pasikeitusias vertybės. Turbūt man retas filmas, kuris man papasakoja tiek daug ir parodė tiek daug dabarties. Ir tokiamis labai taupomis detalėmis. Per personažus, per veikėjas dvi, per vyresnį veikėją, kurią suvaidino Juliette Binoche, per jaunesnį jos asistentę Kristen Stewart, visiškai pasikeitusi pasaulį, apie kurį prancūzų režisierius kalba ne pirmame savo filme. Dar apie ką man įsipasakojo, daug apie patį kiną ir apie tiek holivudinį kiną, tiek europietišką kiną, tokį autorinį kiną. Nes man atrodo, režisierius neatsitiktinai pasikviečia vaidinti šitas aktorės, Juliette Binoche, kuri reprezentuotų tokį intelektualų europietišką kiną, europietiško kino liniją, ir Kristen Stewart, kuri yra tokia jaunatviško holivudinio kino veidas. Ir ten, nenoriu čia visų turbūt atimti visą malonumą iš žiūrovų, bet ten keliose vietose yra labai taip aiškiai ir įdomiai formuluojamas skirtybės tarp holivudinio ir europietiško kino tame filme. Tai va, tiesiog šitas filmas, Dulce Marijos debesis, tokių pseudo-intelektualių ir pseudo-filosofinių filmų kontekste, kurie užplūdo mus deja,
kine ir ne tik sakau, kaip ne tik tai žanrinio kino režisierių, bet ir iš autorinio kino režisierių, kas yra šiek tiek liūdna. Tai šitas filmas tiesiog yra, mano galva, yra, nemėgstu to žodžio, bet pasakysiu, jis yra šedevras man asmeniškai.